Nu į labą dieną visiems. Sveikinamės iš triušių veislyną LT9. Tai kun į naujieną, kaip jau buvau minėjęs, kad turėsiu naujieną nufilmausiu. Tai tas video, kaip sak, paskutinis šį metą bus šiam sezonį. Koks tas naujienas. Buvom sukergi 3 patelės. 2 naujokis buvo, vieni iš Čekijos, kiti iš Slovakijos. Ir tą man senųjų vadinam, iš Latvijos. Nu įvaisas tor vakų. Va čia ta senųjų patelė. Ana tor galim pažiūrėti, kon čia rasim. Va šitą meiktą. Ante turėjo tik 2 vakus. Nežinau, patina. Tai tas pats vienkart 6 sved, kitkart 5, kitkart 2. Kodėl 2, nežinau, gal tik apsivaisin. Kita patelė iš Čekijos. Ta tor vakų daug. Galim čia pabandyti prilysti prie nos. O, kiekį. Pailnus leist. Iš visam turėjai 10. 10 vakų turėjai. Čia labai daug, nes tik turėjęs pirmą kartą. Kad laikiau mišrūnus vienkart, man atrodo, buvo 12 gal, 11. Nebepameniau, kažkoks 7-8 metus tas buvau. Tai šitą burgundų patelę atsivedė 10 vakų. Vedė ir tą 2 vakus. Tai kol mes padarėm, kadangi skiriasi 3 dienas tarp vadų, ta atsivedė 3 dienom anksčiau, o ta vyresnė atsivedė 3 dienom vėliau. Matau, kad tie 2 vakai čia į 10. Pažiūrėjau ton lezdą, tos vis vakus. Matau, kad 2 vakai ir mažesni iš tų 10. Nu į kon aš paėmiau tos 2 vakus iš tos mamas, perkeliau aną. Kaip sak, ką paėmė, ypač kai ir padėjau vestą, tai nieko bijoti. Paėmė vaką, nuputinėjai, kad nebūtų tų plaukų. Paėmė čia, biškį patrinį, taip švelnė su tos mamos šitą plaukas. Įdėdė lėzdą, užkloji pukas. Ir viskas ir ok. Ant maitin, vaką šitą prižiūrėti. Kadangi triušių patelės, kas nežinot, turi tik 8 penius. Su katras gal maitinti 8 vakus. Aišku, būti išauginus jau čia 10. Nu, bet automatiškai ta mama peina. Ir tepiai sunkia 8 vakus auginti, kiek reikia energijos pein gaminti ir tai vaką. Ir kiekvien diena vis reiklesnį, anei nori daugiau. Ir, kaip saka, biškį padalinom. Tai va, tai vaką dabar ir kol kas matos, ir mažesnį negu tai 2. Nes tai 2 buvo didesnį. Tai nu dabar kol kas įmonėje nereik niek žymėti. Bet aš paskiau pasiims markerį. Jauda ton, kur toks permanentinis tas ir jau išvidins postę. Padažysiu ir iškart išsiskirs. Ir man tuomet bus lengviau anus, kaip sak, siekti ir, kaip sak, sutpildyti dokumentus. Nes kun dabar daryti, man čia palikti tą 10, tą 2. Nu, irgi nelogiška. Tai va, turėjom įdavį. Iš Slovakijos patelį. Ta atsivedė 7. Nu, čia viskas varko, 7 vaką. Galim pažiūrėti, ko ant čia tor. Va, kokie gražuolė. Kokie graži, stombi visi. Labai graži. Triušiuką. Mama prižiūr, tvarkinga. Biškį užklokiam. Nu, ne, čia vis tiek didelį ir čia niek čia neapsušalas. Biškį šitą užmetam tų pukų ant susitvarkys. Tai va. Viskas kaip į normalią. Mama prižiūr. Kol kas es patenkins. Kaip pirma vada. Labanos galėra susitvarkį. Tiesiog liuksiška. O ta patelė, kaip jau buvo minėjęs, va čia buvo paruošti seną tipų perėti. Atsivestis vakus. Ne. Ana ten nepatek. Tai sugalvoj čia į kompą.
susidėti. Susidėjai čia į kompą. Nu ana čia geriau. Nu laigu bum galvoj. Čia pabus tas 3 savaitės, vaka bus 3-4 savaičių, nei pradės vaikščioti. Ir viskas bus ok. Tai va, toks naujienas. Šiaip visus triušius, kiek turėjau, kur čia, kaip saka, įsigyti kažko, čia reklamavo, gal kas nors, tai visko nesu pardavęs. Tai, kaip saka, meta užsibaig nebloga. Tai dabar, jeigu visko suskaičiuoju, 10, 7, 17 ir dar 2, tai iš 3 vadų 19 triušiukų gavos. Tai jeigu visi užaugtų, Mona rezervo tuščių narvų ir 9, 10, 11, 12. 12 tuščių narvų. Tai va, biški jau mane čia tas neramin, bet aš čia dar tokį mintį audu. Čia seniau man buvo, aš iš tų 2 veičių, tokį mintį audu padaryti 3 veičius. Per tvarelį dėja. Nes čia seniau buvo padaręs tokį puveiną laikyti. Nu, čia buvo pertvarį dėt. Čia dabar toks, kaip sak, sandėlys. Į girdiklų šitą žeimą nusipirks. Metalinių, kad jau užšals galėčiau išmušti. Tai matysim, kažko gal bištų 3 veičių laikina, kol tai triušiuką. Nu, da neaišku, kaip čia kas, bet turėtų vis galbūt gera. Ir kažką mes bandysim man sutalpinti. Tai 2 mėnesius seniai bus su mama. Paskiau mamą atskirsiam, vaks paliksim savo senajam narvį, kur neįgėjame. Nes taip, aš tai mintį laikau, ne vis tiek priprat prie to narvą, į kvapą, į viską seniai. Mažiau streso bus, ką mamą atimsim. O mamą perkelsim, į kitus narvus. Tai tada visi kartaniai dar galėsite apie 3 mėnesių būti panašiai. Ir tada mes anus, kaip sakė, išruošiausiam puveiną, paleilyti. Nu, gal karts patelis dar palieksiu biškį ilgiau vienam narviui, kokį mėnesį, iki 4 mėnesių. Bet jau paskiau es pastebėjusi irgi nos pradeda rujuoti ir pradeda nos pešteis, neapsutarti. Tai vis tiek triušis reiks puveinui skaidyti, kad mane nepasižeis nei kailis, nei pacienės nesusižaluotų. Matysim, gal kartas darysim viešbutį tokį 3 aukštų, kaip čia kairava. Iš toliau parodys 3 aukštų. Tik nežinau, čia biški toks ir prabangus, anon reikėtum gal daryti viską tik patį, tik padaryti puveiną triušiam laikyti, tai čia ir dabar 6 narva. Tai manau pilna čia būtų normaliai, jeigu būtų į 9 veicins. Puvein triušį, kaip saka. Dabar čia toks, vat, mamom, uns į labai geras. Didelis, tai čia buvo, kiek čia gaunas 1,80 m, 1,75 m vidus, kaip sak, plotų. Tai čia ant to ir veitas ir viskas čia į ok. Puvein triušį biš toks prabongiai, kaip sak. Bet niek, kažko matysim. Tai galbūt, kad čia kur nors, va, to pusė, kur dabar čia įronkė visokiai, tai čia padarysim davę į narvą. Kažkur likit čia į kitos veits. Matysim. 9 veitį. O gal čia, kaip sak, kažko sugalvosim, nuleisim tas kuojais. Tas kuojais nuleisim žemyn, padarysim tus 3 aukščius, įmūniai čia atsiras veitas, kažkoks čia toks, kaip sak, gabals. Jie čia padarys šalia prito prijungs davin 9 veitį, įmūniai bus užtenkama veits, tai teik. Nu tai ko, paskutinis metas video, anon baigu, man kaip ir meta nebloga kol kas baigas, es patenkins rezultatas. Tai ko, ką žiūr, dėkui, ką žiūrat, galite palaikinti, pasiekti kanalą, bus daugiau narių. Tai teik, ko gerų metą arteinančių, kad būtų, kaip sakė, vislus metas sveiki ir kas augiant triušis ar šiaip ko nors kitkon. Tai, kaip sakė, sėkmingų, vaisingų ir be ligų svarbiausia. Tai ačiū, kad žiūrt ir iki kitų metų.